Labas penktadienio vakaras. Vėl aš turiu su savimi knygą Prieglobstis ir vėl kviečiu toliau paskaityti šitą knygą. Ir šį penktadienio vakarą tai jau bus 17 knygos skaitimas. Trumpai priminsiu, ties kuo užbaigėme praeitą kartą, kad galėtumėm jau taip sklandžiai tęsti toliau. Praeitas kartas buvo 16. Jeigu nesiklausėte, tai mano YouTube kanale Giedrė Paliulienė grojaraštyje knyga Prieglobstis galite rasti visus ankstesnius skaitimus. Korė ten buvom, sėdėdama kalėjime vienutėje, pati viena kameroje, pasidarė tokį savadarbį, kaip peilį. Ir pradėjo raižyti ant sienos kalendorių, pasižymėdama kiekvieną dieną, kurią jinai ten pragyvena kalėjime. Ir taip pat atskirai dar užsirašydama kokias nors įžymės datas, kas įvyksta su ja. Ir aš trumpai priminsiu, kokios kelios tos įžymios jau jai datos nuo sulaikymo dienos. 1944 vasario 28 areštas. Tai ta diena, kai areštavo ją ir visą jos šeimą ir visus, kurie buvo tada namuose ir išvežė. 44 vasario 29 sekanti diena. Pervežimas į Ševeningeną. Tai vat į tą kalėjimą, kur jinai dabar čia sėdi. 44 kovo 16. Vienumos pradžia. Tai ta diena, kai ją iš keturvietės, ar kaip pasakyti, iš tos kameros, kur keturiese su kitom moterim jinai buvo, perkelė į vienutę. Ir sako, dar viena nauja data buvo 44 balandžio 15, mano gimtadienis kalėjime. Va. Ir sako, ką aš įveiksiu per savo gimtadienį kalėjime? Nieko, koks čia šventimas. Panorėjau bent turėti dainą savo šventei. Ir jinai pasirinko uždainuoti tokią dainą, tokią, sako, vaikišką dainą apie medžio žydėjimą ir sprogstančias šakas, žiedlapius, krentančius ant šaligatvio. Ir uždainavo jinai tą dainą per savo gimtadienį. Bet į duris pasigirdo beldimas. Ramiai ten viduj. Ir tiesiog pasipylė smūgių kruša į geležinės duris. Vienučių kaliniai turi tylėti. Tai va, ir sako, atsisėdau ant lovos, atsiverčiau Evangeliją pagal Joną ir skaičiau, kol praėjo širdies skausmas. Dievas paguodė ją. Skaitome toliau. Praėjus 2 dienoms po mano gimtadienio, pasakoja Korė, pirmą kartą buvau nuvesta į didelį aidintį dušo kambarį. Niūraus veido sargė žingsniavo šalia manęs, savo rūsčia išvaizda trikdydama mano džiaugsmą. Bet niekas negalėjo aptemdyti stebuklo. Pagaliau aš buvau išleista į platų koridorių po tiek savaičių ankšto įkalinimo toj mažutėj vienutėj kameroje. Prie durų į dušo kambarį laukė kelios moteris. Net griežtoje tyloje šis žmonių artumas buvo džiaugsmas ir stiprybė. Tyriau išeinančiųjų veidus, bet ten nebuvo nei Becės sesers, nei Nolės kitos sesers, nei ko nors kito iš Harlemo. Ir vis dėlto, pamaniau, jos visos yra mano seseris. Koks turtingas yra tas, kuris gali matyti žmonių veidus. Va, po tokio ilgo bado, po bado bendrauti su žmonėmis, po ilgo vienutėje sėdėjimo laikotarpio, sako, koks turtingas tas žmogus, kuris gali matyti žmonių veidus. Kaip jai buvo gera matyti dar kitas moteris. Dušas irgi buvo puikus.
šiltas, švarus vanduo ant mano pūliuojančios odos, vandens srovės ant mano sulipusių plaukų, kaip jinai vertino tai, ko mes turbūt nelabai pastebime kasdien, ar ne? O ten po visko bado imi taip viską vertinti. Grįžau į savo kamerą tvirtai nusprendusi. Kitą kartą, kai mane leis į dušą, pasiimsiu su savimi 3 evangelijų knygeles. Vienatvė pamokė mane, kad vienam neįmanoma būti turtingam. Ir aš neilgai buvau viena. Į mano vienišą kamerą atėjo veikli, juoda skruzdėlytė. Vos neužlipau ant jos vieną rytą, nešdama savo kibirą prie durų, kai supratau, kaip esu pagerbta. Va, pamačiusi vieną vienintelę skruzdėlytę savo kalėjimo kameroje, jin pasijuto tiesiog ypatingai pagerbta dėl kažkokios gyvos būtybėlės šalia jos. Susilenkiau ir gerėjausi nuostabiu kūneliu, mažomis kojytėmis. Atsiprašiau dėl savo dydžio ir pažadėjau, kad daugiau taip nerūpestingai nebežirgliosiu aplink. Po kiek laiko ji dingo pro plyšį grindyse. Bet kai ant durų lentynos pasirodė mano vakaro duonos gabalas, pabarščiau trupinių ir mano džiaugsmui ji tuoj pat atsirado ta skruzdėlytė. Pakėlė didvyriškai gabalą, tai vieną trupinį, iš paskutiniųjų nutempė jį į skylę ir sugrįžo pasimti kitų. Tai buvo draugystės pradžia. Dabar be kasdienio saulės apsilankimo turėjau šios drąsios ir gražios viešnios draugiją. Iš tikrųjų, bemaž visos bendruomenės. Jei skalbiau drabužius dubenyje, aš aštrinau savo namų darbo peilio smaigalį, kai pasirodydavo skruzdės, iškart sustodavau ir skirdavau joms visą savo dėmesį. Būtų lengvabūdiška tuo pačiu metu dirbti 2 darbus. Vieną vakarą sienoje išbraižytame kalendoriuje, žymėdama kryželiu dar vieną ilgą dieną, toli koridoriuje išgirdau riksmus. Į juos atsakė esantis arčiau. Dabar triukšmingi balsai sklido iš visų pusių. Kaip neįprasta kaliniams kelti triukšmą, kur sargės? Langelis mano durise nebuvo uždarytas nuo tada, kai prieš 2 valandas padavė duonos. Prispaudžiau prie jo ausį ir klausiau. Bet sunku buvo suprasti sujudimo priežastį. Iš kameros į kamerą perdavinėjo kažkokius vardus. Vieni žmonės dainavo, kiti daužė duris. Sargių turbūt nėra nei vienos. Prašau tylos, meldė balsas netoliese. Pasinaudokime šiuo laiku, kol jos dar nesugrįžo. Kas čia darosi? Sušukau pro atvirą plyšį, sako Korė. Kur yra sargės? Vaišėse, atsakė man tas pats balsas. Tai Hitlerio gimtadienis. Štai kaip. Tikriausiai žmonės šūkavo saviškių kalinių vardus. Tai buvo mums proga pasisakyti, kas esame ir sužinoti, kur yra kiti. Aš esu Korė Tembom, sušukau pro langelį, sako Korė. Visa mano šeima yra kažkur čia. Ar kas nors matėt Kasperą Tembomą, Becę Tembom, Nolę Van Vurden, Vilemą Tembomą? Rėkiau vardus, kol užkimau ir išgirdau juos kartojamus iš lūpų į lūpas per visą ilgą koridorių. Aš irgi perdaviau vardus į dešinę ir į kairę, kol sudarėme tam tikrą tvarką. Po kiek laiko ėmė grįžti atsakymai. Ponia Van der Elst yra 228 kameroje. Pyties ranka jau apgijusi. Vat, jinai perdavinėjo kitų siunčiamas žinutes.
Kai kuriuos pranešimus man buvo ypač skaudu perduoti toliau. Pavyzdžiui, tokius. Apklausa buvo labai griežta, jis sėdi kameroje nekalbėdamas. Arba kita liūdna žinutė. Mano vyrui Justui, mūsų kūdikis mirė praeitą savaitę. Tokia žinutė. Greta asmeninių pranešimų buvo gandų apie išorinį pasaulį, vienas už kitą vis labiau teikiančių viltį. Vokietijoje revoliucija. Sąjungininkai įsiveržė į Europą. Taigi čia juk antrasis pasaulinis karas. Karas negali tęstis ilgiau kaip 3 savaitės. Va tokie gandai iš išorės. Pagaliau, kai kurie vartai, kuriuos buvau išrėkusi, aš, sako Korė, ėmė sugrįžti. Betsė Tembom yra 312 kameroje, tai jos sesuo. Ji prašo pasakyti jums, kad Dievas yra geras. Štai kaip Korės sesuo, išgirdusi, kad jos sesuo klausė apie ją, pasisakė savo kamerą ir prašo pasakyti jums, kad Dievas yra geras. O tai buvo Betsė. Kiekvienas žodis liudijo Betsė. Paskui Korė išgirdo tokius pranešimus. Nolė Van Vurden buvo 318 kameroje, bet ji paleista daugiau kaip prieš mėnesį. Tai čia kita jos sesuo. Jau kuri ištekėjusi, todėl kitokia jos pavardė, ji jau išleista daugiau kaip prieš mėnesį. Paleista, o, ačiū Dievui, apsidžiaugė Korė. Tosė irgi paleista. Naujienos iš vyrų skyriaus grįžo lėčiau, bet kai tai atsitiko, mano širdis netilpo iš džiaugsmo krūtinėje, sako Korė. Peteris Van Vurdenas paleistas. Hermanas Sliuringas paleistas. Viljamas Tembosas paleistas, tai jau brolis jos. Kiek galėjau sužinoti, kiekvienas paimtas per Bėjės antpuolį, išskyrus Betsę ir mane, buvo išlaisvintas. Tokios puikios naujienos. Tik apie tėvą nieko neišgirdau, nors šaukiau ir šaukiau jo vardą į ūžiantį koridorių. Atrodė, niekas jo nematė, niekas atrodė nežinojo. Turbūt po savaitės mano kameros duris atsidarė. Ir kalėjimo patikėtinis sviedė ant grindų paketą, įvyniotą į rudą popierių. Pakėliau, varčiau ir varčiau rankose. Apvyniotas popierius jau buvo atplėštas ir negrabiai perrištas, nes, kalėjimo prižiūrėtojai cenzūrą turėjo patikrinti, juk viską tikrindavo. Bet net pro netvarką atpažinau Nolės mielą prisilietimą. Tai va, jos sesers, tos, kurie jau išėjo į laisvę, iš jos čia tas siuntinukas. Atsisėdau ant lovos ir atplėšiau. Ten pažįstamas, lyg sveikinantis apsilankimas iš namų, buvo šviesiai mėlynas ir siuvinėtas megztinis. Kai užsivilkau jį, tarsi pajutau pačias apkabinančias Nolės rankas. Taip pat pakete buvo pyragėlių ir vitaminų, adata ir siūlai, ir šviesiai raudonas rankšluostis. Kaip Nolė suprato pilkojo kalėjimo spalvų alkį. Net pyragėlius ji įvyniojo į raudoną celofaną. Bekandant pirmąjį, man toptelėjo įkvėpimas, sako Korė. Atsitraukiau lovą nuo sienos, kad būtų tiesiai po plika lemputė virš galvos. Užlipusi iš popieriaus suformavau lempos gaubtą. Linksmas raudonas švytėjimas iškart parausvino išbalusi mažąjį kambarį. Nusispalvino jinai savo kambarį su tuo raudonu celofanu, apvyniodama, tarsi gaubtą padarydama tokį aplink lemputę. Vėl vyniojau pyragėlius į rudąjį popierių
kai žvilgsnis užkliuvo už adreso. Rašyto rūpestinga Nolės ranka, pakrypusio aukštyn link pašto ženklo. Bet Nolės rašysena nepakrypusi. Pašto ženklas. Ar netėjo kartai Betsė pranešimas po pašto ženklu, po užklijuotų pašto ženklų? Juk vieną kartą buvo į Bėją atėjusi slapta žinutė, užrašyta po užklijuotų pašto ženklų. Nuplėšus atsargiai pašto ženklą buvo galima perskaityti slaptą žinutę. Taigi, o dabar Nolės rašysena buvo pakrypusi link pašto ženklo, tarsi ženklas, kad patikrink, kas ten po apačia, po pašto ženklo. Tarsi toks slaptas įspėjimas sesers. Ar netėjo kartą į Bėją pranešimas po pašto ženklu, užrašytas pieštuku mažame stačiakampyje apačioje? Juokdamasi iš savo pačios pervargusios vaizduotės, sušlapinau popierių dubens vandenyje ir atsargiai nuėmiau ženklą. Žodžiai, ten buvo parašyti kažkokie žodžiai. Ten aiškiai buvo raštas, bet toks smulkus, kad turėjau vėl lipti ant lovos ir laikyti popierių arti apgaubtos lemputės, kad būtų lengviau įskaityti, kas ten taip smulkiom raidytėm parašyta. O parašyta ten buvo štai kas. Visi laikrodžiai tavo tualete yra saugus. Tai čia slapta kalba, slapta sutartinė kalba kalbant, buvo jai pranešta, kad visi žydai, kurie buvo paslėpti ten toje slėptuvėje, yra saugus. Reiškia, gestapas jų nerado ir nesučiupo. Saugus. Vadinasi, ir Eusis, ir Henkas, ir Marija išėjo iš slaptojo kambario. Jie išsigelbėjo, jie buvo laisvi. Štai kiek daug džiugių naujienų Korei besėdint toje kalėjimo vienutėje. Pratrūkau raudoti. Tada išgirdau koridoriuje artėjant sunkius žingsnius. Skubiai nušokau nuo lovos ir pristūmiau ją atgal prie sienos. Langelis bildėdamas atsidarė. Kas čia per triukšmas? Čia jau prižiūrėtoja. Nieko, aš daugiau taip nedarysiu. Plyšys durise paukštelėdamas užsidarė. Kaip jiems tai pavyko? Kaip jie praėjo pro kareivius? Nes juk turėjo būti šalia namo išstatyta sargyba. O Korė nežinojo, kaip jiems pavyko pro tuos kareivius ten prasmukti. Nesvarbu, brangusis viešpate, tu buvai ten. Ir vien tai turėjo reikšmės. Dievas padėjo jiems išeiti laisvę sėkmingai. Kameros duris atsidarė. Čia jau kita diena. Kameros duris atsidarė ir įėjo vokiečių karininkas į kalėjimo kamerą. Paskui jį sekė pati vyriausioji prižiūrėtoja. Mano akis godžiai perbėgo per gerai išlygintą uniformą su ryškiaspalvėmis juostelėmis įgytomis mūšiuose. Pone Tembom, pradėjo karininkas puikia olandų kalba. Aš turiu keletą klausimų, kuriais, manau, man galite padėti. Prižiūrėtoja, atsinešusi taburetę, prišokusi, pakišo karininkui. Aš spoksojau į ją. Ar ši vergiškai nuolanki būtybė, tai ta pati moterų sparno siaubas su šaižiuoju balsu? Karininkas atsisėdo, mostu parodydamas man sėstis ant lovos. Tame moste buvo kažko, kas priklausė pasauliui už kalėjimo. Kai jis išsėmė mažą užrašų knygelę ir ėmė iš jos skaityti pavardes, staiga prisiminiau savo suglamžytus drabužius, savo ilgus apšepusius nagus. Mano paguodai, aš iš tikrųjų nežinojau nei vienos jo perskaitytos pavardės.
Ir dabar supratau visur esančio pono Smito kabutėse išmintį. Atsimenate, kaip pogrindyje visi žmonės buvo vadinami tą pačią pavardę ponas Smitas. Visi pogrindžio žmonės buvo vadinami Smitais. Ir Korės tėtis net buvo nusistebėjęs. O, sako, kiek daug šiais laikais susitinku aš Smitų, ir tas Smitas, o pogrindyje taip tyčia visus vadindavo Smitais, kad jeigu kažkurį sulaikytų, pasodintų į kalėjimą ir netgi tardytų ir netgi kankintų, kad tu nežinotum jokių tikrų pavardžių. Tai va dabar supratau, sako Korė, visur esančio pono Smito kabutėse išminti. Kaip išmintinga nežinoti tikrų pavardžių, o tik tais slaptažodžius tokius. Karininkas atsistojo. Ar jūs pakankamai gerai jaučiatės, kad netrukus galėtumėte ateiti į apklausą? Vėl toks paprastas, žmogiškas elgesys, tas karininkas nei klykauja, nei daužosi, nei grasina, bet, sako, jo toks paprastas, žmogiškas elgesys. Taip, atsakė Korė, aš taip tikiuosi. Karininkas išėjo į koridorių. Prižiūrėtoja, tūpčiodama ir greitai bėgiodama paskui jį su taburete. Buvo gegužės 3. Sėdėjau ant lovos ir siuvau. Nuo tada, kai buvo pristatytas Nolės siuntinukas, ėmiausi nuostabaus naujo darbo. Po vieną traukiau siūlus iš raudono rankšluosčio ir tais ištrauktais siūlais siuvinėjau šviesias figūras ant savo pižamos, kurią tik neseniai lioviausi vilkėjusi po drabužiais. Langas su rauktomis užuolaidomis, gėlė su neįtikėtinu skaičiumi žiedlapių ir lapų, štai ką jinai siuvinėjo, kokias figūras. Kaip tik pradėjau siuvinėti katino galvą virš dešinės kišenės, kai durų langelis su trenksmu atsivėrė ir vėl užsitrenkė. Ant kameros grindų gulėjo laiškas, reiškia pro tą langelį įmetė ją į laišką. Mečiau pižamą ir šokau prie laiško. Nolės rašysena, vėl sesuo, ta, kuri išleista į laisvę, rašo. Kodėl mano ranka taip dreba jį keldama tą laišką? Laiškas buvo atplėštas cenzorių, vėl žinoma patikrinta, kas ten parašyta. Jų ir užlaikytas buvo tas laiškas, nes žymeklis buvo daugiau kaip savaitės senumo. Bet tai buvo laiškas iš namų, pats pirmasis. Kam šis nesuprantamas nerimas? Kodėl taip neramu Korei imti tą laišką? Atskleidžiau popierių ir skaitau. Korė, ar tu gali būti labai narsi, štai kaip prasidėjo tas laiškas, kokiais žodžiais? Ne, aš negalėjau būti narsi. Prisiverčiau skaityti toliau, bijojo skaityti, kad gal kažkokia bloga naujiena. Turiu naujieną, toliau buvo rašoma, kurią labai sunku tau rašyti. Tėvas po arešto išgyveno tik 10 dienų. Jis dabar yra su viešpačiu. Stovėjau su laišku rankose taip ilgai, sako Korė, kad kasdienis saulės spindulys įspindo į kamerą ir krito ant jo. Tėve. Laiškas blizgėjo kryžminėje šviesoje, kai skaičiau pabaigą. Nolė nepateikė smulkmenų nei kaip, nei kur jis mirė, net kur palaidotas. Žingsniai ant demblio pasigirdo koridorėje. Pribėgau prie durų ir prispaudžiau veidą prie uždaryto langelio. Prašau! Žingsniai sustojo. Langelis atsivėrė. Kas yra? Čia prižiūrėtoja.
Prašau, aš gavau blogą žinią, o prašyčiau nenueiti. Nu, kažkokios paguodos norėjo Korė, pasišnekėt norėjo. Nors ir su ta griežtąja kalėjimo prižiūrėtoja. Palauk minutę, pasakė prižiūrėtoja. Žingsniai nutolo, paskui grįžo su raktų žvangėjimu. Kameros duris atsidarė. Štai, jaunoji moteris padavė man tabletę ir stiklinę vandens. Tai raminamieji. Tai vat reiškia, atnešė jai raminamųjų išgerti. Ne kažkaip tai pati guodė, bet raminamųjų atnešė. Šį laišką ką tik gavau, paaiškinau. Jame rašoma, kad mano tėvas mirė. Mergina spoksojo į mane, ta prižiūrėtoja. Jūsų tėvas, tarė jis su nuostaba balse. Supratau, kokia sena ir iškaršusi turėjau atrodyti tai jaunai moteriai, nes Korei tai jau 52 metai atrodo. Ir kalėjime jinai ten, tikrai labai jau nekokios būklės, po ilgos labai sunkios ligos, po to, kad tik retkarčiais galima ten nueiti į dušą kas 2 mėnesiai ar kaip. Tai kaip jinai atrodo, ne kaip jin ten atrodo. Sena tokia suvargusi atrodo, nuo to labai jau prasto kalėjimo maisto. O čia dar apie savo tėvą kalba, kad tėvas numirė. Tai jau kiek tam tėvui metų turėtų būti, galvoja tai jauna prižiūrėtoja, jūsų tėvas. Ji pastovėjo tarpduryje, aiškiai sutrikdyta mano ašarų, sako Korė. Kad ir kas atsitinka, tarė prižiūrėtoja pagaliau. Jūs patys tai užsitraukėte, laužydami įstatymus. Va kokia paguoda. Patys prisidirbot, patys kalti. Ot paguoda. O laužydami įstatymus tai reiškia slapstydami ir gelbėdami žydus nuo susidorojimo. Taip, patys prisidirbo, nes patys tai darė rizikuodami, žinodami, kuom rizikuoja ir darė tai mielų norų, su didžiulė meilė viešpačiui ir jo tautai. Brangusis Jėzau, sušnabždėjau, sako Korė, kai duris užsitrenkė ir tos prižiūrėtojo žingsniai nutolo. Kaip kvaila iš mano pusės, kad šaukiausi žmonių pagalbos, kai tu esi čia. Suvokti, kad tėvas dabar mato tavo veidą. Suvokti, kad jis ir mama vėl kartu, nes abu jau mirė, tai abu susitikę jau pas viešpatį danguje ir vaikščioja tomis šviesomis gatvėmis danguje. Nuo sienos atitraukiau lovą ir po kalendoriumi įbrėžiau dar vieną datą. 1944 kovo 9. Tėvas išvaduotas. Išvaduotas iš kalėjimo, bet ne kažkur ten į namučius paleistas, o jau į tuos tikruosius dangiškus namus pas viešpatį. Čia ir sustosim šį kartą, nes jau sekantį penktadienį bus sekančio skyriaus pradžia. Jau sekantis skyrius bus kitą kartą. Būkite palaiminti. Iki kito penktadienio. Su Dievu.